Sveiki, mano vardas Viktorija. Šiandieną esu Mažojoje Užupio klinikoje ir imsiu interviu iš vaikų dantų gydytojos Justinos. Sveika, Viktorija. Justina, papasakok apie savo darbą. Kas yra dantų gydytojas? Vaikų dantų gydytojas yra kaip ir suaugusių, tik mes dirbame su vaikais. Dantis plombuojame, šaliname, pamokome vaikus, kaip reikia valyti dantis, gelbėjame bėdose. Pavyzdžiui, dabar, kai orai sušilo ir vaikai vis daugiau laiko praleidžia lauke nutinka įvairiausių traumų. Tu žinai, kad dantis gali būti traumuojami? Tikrai, o kas jiems gali blogo nutikti? Dantis gali būti sumušti, sutrenkti, gali nuskilti danties gabaliukas, arba jau labai nepasiseka, gali būti išmuštas visas dantis. Oho, net visas dantis, ką tada reikia daryti? Jeigu jau taip nutiko, kad nuskilo dalis dantuko, tai reikia surasti visas nuskilusias daleles arba surasti visą pilnai išmuštą dantį ir jį susukti ne į servetėlę ir į kišenę dėti, o geriausia įdėti į sandarų indelį su pienu arba seilėmis, nes tokiu būdu mes dantį išsaugosime kuo ilgiau ir kuo greičiau vykti pas savo gydytoją odontologą. Ar būna taip, kad ir vaikams reikia nešioti tokius protezus, kur močiutė ir senelis stiklinėje naktį laiko? Vaikams niekas tokių protezų negamina. Tačiau iš tiesų egzistuoja toks dalykas kaip vaikų pieninių dantų protezavimas. Galime eiti į kabinetą, aš tau parodysiu. Eime. Tai Viktorija, aš jau tau sakiau, kad pieniniai dantis taip pat gali būti protezuojami. Tai kartais, kai dantis būna labai stipriai suledęs, mes jį sutvirtiname tokiais specialiais šarvais. Jie dar vadinami mūsų gydytojų vainikėliais arba karūnėlėmis. Arba aš mėgstu vaikams sakyti, kad čia yra sidabrinis dantis. O kaip jūs pagaminate tokius dantukus? Mes jų negaminame. Mes jų turime iš anksto įvairiausių formų, įvairiausių dydžių. Ir kuomet ateina pacientas, mes tiesiog pritaikome, jau turime vainikėlį ir jį priklijuojame prie to sunkiai sergančio pažeisto danties. Ir tuomet tą karūnėlę turėčiau visą gyvenimą? Ne visą. Kuomet ateitų laikas dantukui kristi, jis ir iškristų kartu su karūnėle. Tai toks dantukas su karūnėle iškristų visiškai taip pat, kaip ir neprotezuotas dantis. Na gerai, išsiaiškinome, ką daryti, kai dantis nulūžta. Galima mėginti priauginti, galima protezuoti, o ką daryti, jei danties nepavyksta išgelbėti? Tuomet tenka dantį šalinti ir tada gali prireikti vietos išlaikymo aparato. Ko vietos išlaikymo aparato? Skamba labai sudėtingai, ar ne? Ir atrodo sudėtingai. Tai pabandysiu paprastai paaiškinti. Tu žinai, kad kai iškrenta pieninis dantis, po kurio laiko išdygsta nuolatinis, taip? Taip. Viskas gerai, jeigu pieninis dantis iškrenta tada, kada jam ir laikas kristi. Tačiau kartais mes juos šaliname anksčiau laiko. Ir tada tarp dantų gali atsirasti tarpas. Žiūrėk, aš tau parodysiu. Jeigu mes to tarpo nelaikysime, su laiku jis sumažės ir tuomet nuolatinis dantis neturės vietos, kur išdygti. Tai mes dedame štai tokį metaliuką ir jis yra vadinamas vietos išlaikymo aparatu. Jisai laiko vietą ir laukia, kada išdygs nuolatinis dantis. Jeigu mes šito aparato nedėtume, tai dantis augtų kreivi? Taip gali nutikti. Todėl mes ir dedame šitos aparatus, kad dantis augtų savo vietoje tiesus. O tu man gali tokį aparatą uždėti? Kad tau nereikia tokio aparato, bet jeigu reiktų, tai galėčiau. Su tokiais vietos užlaikymo aparatais dirba gydytojas ortodontas, vaikų odontologas arba gydytojas odontologas. Ačiū, buvo labai įdomu daugiau sužinoti apie tavo darbą. Man labai smagu, kad tau patiko. Einam pasivaikščiosim po kliniką.